FM99. Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Dienos temoje šiandien mūsų studijoje vieši opozicijos lyderis Alytaus miesto savivaldybės taryboje konservatorius Šarūnas Klėgeris. Labadiena, Šarūnai. Taip pat konservatorius Andrius Jušas. Labadiena. Labadiena. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovas Valerijus Vencius. Labadiena, Valerijau. Labadiena. Na štai, šiandien pirmą kartą miesto tarybos posėdėje buvo opozicijos valanda ir meras Nerijus Cesiulis šią valandą paskelbė itin linksmai nusiteikęs, teigdamas, cituoju, po pertraukos grįšime į mažumos valandą, bus linksma. Tad, ponai, ar buvo linksma? Nežinau, ar buvo linksma. Aš manau, kad pirmiausia, Liudai, gal dar norėsiu šiek tiek patikslinti, kad tai miesto istorijoje ir Alytaus miesto savivaldybės istorija buvo pirma opozicijos valanda, todėl jinai nebejoju, kad sulaukė didelę visuomenės dėmesio. Matėme žurnalistų, šiandien esame ir pas jūs kalbamės. Tai reiškia, kad tai yra stebima, kad tai yra žiūrima. Linksma turbūt, žinot, kai žmogus nori parodyti, jis nenori parodyti įtampos ir emocijų, tai sako, kad bus linksma. Tai turbūt meras tai turėjo omenyje. Jūs jo paklauskite gal asmeniškai, bet... Čia, Šarūnai, yra didelė problema, nes į mano skambučius meras niekada neatsako. Tai čia paklausti neturiu tokios galimybės. Prabangos neturit. Mes turėjom tokią prabangą, galiu pasakyti... Prieš mažumos valandą, dar dieną prieš buvo kalbama, kad mes galbūt galėsime ten užduoti po 2 klausimus, nežinau, iš kur meras bandė ten mus vienaip ar kitaip riboti, tačiau sveikas protas nugalėjo ir aš manau, opozicijos valandą pagal galiojančius teisės aktus mes turėjome tokią, kokią turėjome, kokią galėjome turėti, buvo užduota 18 klausimų iš įvairiausių sričių. Ir atsakymai beje nebuvo linksmai atsakinėjami, tai tą galima girdėti turbūt ar pasižiūrėti. Buvo, kai kurie atsakymai buvo nepilni, kai kuriuos atsakymus meras žinome, kad jisai mėgsta kištis į papildyti tuos, kurie atsakinėja, nors neturi tam nei teisės. Tačiau mes išgirdome, išklausėme, kai kuriuos dalykus fiksavome ir tiesiog be abejo viskas nepasibaigs tik opozicijos valanda. Toliau buvo tam tikri atsakymai administracijos direktoriaus, tam tikri atsakymai kitų miesto vadovų, tai tiesiog viskas yra įrašyta, viskas yra užprotokoluota. Dabar tiesiog, bus galima palukštenti, kai nėra mero, kuris komentuoja, tiesiog racionaliai aptarti ir šiandien mes turbūt to čia ir susirinkome. Štai, bendrasis planas. Valerijau, ar šis klausimas buvo svarbus jums, ir visai opozicijai? Sveiki, ko gero šitas klausimas svarbiausias yra visiems alytiškiams, net ne mums, tarybos nariams, nes bendruoju planu daromi tam tikri pokyčiai ir kiekvienas žmogus tikisi, kad po tarybos bet kurio sprendimo pagerės jo gyvenimas. Tai uždavus šį klausimą mes šiandien išgirdom, kad bendrasis planas dėl visiems gerai žinomų priežasčių, jo tvirtinimas nukeliamas mažiausiai turbūt iki vasaros pradžios. Sakė vasarį, jeigu aš jūs... Ar vasarį, sakykime, kas galėjo būti padaryta ir rugsėjį, ir spalį, ir tuo labiau lapkritį šiandien, bet blogiausia, kad po tam tikrų ambicijų, to, sakykime, ar siekių, nežinau, šydų slepiasi taip, kad alytiškiai negalės tikrai pajusti, kad Alytuje geriau ir geriau gyventi. Galbūt galiu papildyti, kadangi mano serija klausimų buvo apie bendrą planą. Tik akcentus galiu sudėti, tai buvo pasakyti keli esminiai akcentai, tai viešoje erdvėje dėl prokuratūros kreipimosi administracijos direktorius šis iki viešai pasakė, kad ten nebuvo nurodyta teisės aktų, kuriuos Liudai, tai buvo pasakyta posėdžių salėje, kuriuos jisai pažeis. Tai aš paprašiau, kad tiek man asmeniškai, tiek tarybos nariams, kurie, kaip meras 5 kart paminėjo, kad priminėjo kurie sprendimus, kad tai būtų pateikta ir aš laukiam dabar, kol pateiks, pasižiūrėsime, ar tikrai ten nėra jokių teisės aktų, nes aš nemanau, kad prokuratūra rašo rašinėlį. Prokuratūra labai aiškiai turi įvardinti, kas bus pažeista, jeigu nebus atsižvelgta. Aš neturiu teisinio išsilavinimo, tačiau aš skaitęs teisinių dokumentų ten turėtų tai būti. Kitas labai svarbus aspektas susijęs su pagrindiniu planu, tai yra bendruoju planu tvirtinimu, tai yra prioritetinės
prioritetinės rytis ir čia dabar mes turime koliziją mieste, kurią aš įgarsinau per opozicijos valandą, tai yra 90% miesto dabar yra prioritetinė teritorija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad bet kas gali kreiptis dėl nuotekų, fekalo ir vandens įvedimo, tas turėtų būti tenkintina, jeigu savivaldybė atsisako tenkinti, tokiu atveju žmogus ima paskolą ir savivaldybė per 5 metus turės išmokėti. Taip. Tai va, trumpai tokie akcentai, kurie... Taip, be jokios abejonės, kalbant apie bendrąjį planą, tai ko gero aš nežinau, man kartais susidaro toks įspūdis arba nenorima skaityti tai, ką rašo prokuratūra ir tos pačios statybos inspekcijos specialistas, na, bet ko gero tai yra jau žaidimai ir šiandien mes neišspręsime bendro plano, bet tik tai norėčiau priminti, jog ir prokuroras labai aiškiai pasakė, jog teisės aktai bus pažeisti, jeigu bus daromi tolesni žingsniai, patvirtintas bendrojo plano pakeitimas. Tai štai dabar procesas sustojo, bet galbūt šiandien tik vienam šiam klausimui neskirkime daug dėmesio. Šiandien mane nustebino tai, kad opozicija labai draugiškai balsavo už tai, kad būtų padidintas savivaldybės administracijos etatų skaičius. Dar netaip seniai prisimenu, tas skaičius buvo kažkur 177, paskui 178, dabar jau 195. Gerbiamas Andriau, ar iš tikrųjų štai mūsų kolegos, kol vyko tarybos posėdis, pradėjo kalbėti, tai ką, kiek čia 10 padaugėjo, 10 000 Alytaus miesto gyventojų, kad krūviai padidėjo. Aš suprantu, kad valstybė skiria papildomas funkcijas savivaldai, bet štai toks etatų didinimas, juolab, kad 13 etatų yra neužimta. Kaip jums atrodo, kodėl jūs balsavote irgi už tai? Jeigu neklystu, tai aš tai susilaikiau šio klausimu, tikrai nebalsavau už tai, bet reikės pasižiūrėti, nes dabar jau taip užklausit, kad pradėjau abejoti, bet lygtais balsavau susilaikydamas. Jo, iš tikrųjų aš ir klausimą pats uždaviau, kad kokios priežastys pas administracijos direktorių, kad tie etatai neužimti, tai aišku, jis išsigynė, kad lygtais konkursai bus, kad vyks, bet man atrodo, tai visai neblogai parodo žmonių pasitikėjimą savivaldybėje, jeigu tie etatai yra neužimti. Tai dar grįžtant dėl pačios opozicijos valandos, tai norėčiau atkreipti dėmesį, kartais visa esmė slypi detalėse. Tai ar jums atrodė, kad direktorius tvirtai atsakinėjo? Man atrodė, kad jo atsakymai buvo labai, nevardinsiu to balso tono, bet labai neužtikrinti. Ir aš manau, jis jau po truputį pradeda galvoti, kas bus po to. Kas bus po to, jeigu pasisuks šitas bendro plano tvirtinimas ne taip, kaip įsivaizduoja miestiečiai ar prokurorai, o vis tik laikysis tos kitos linijos, kurią jam, aš įsivaizduoju, vis tiek užduoda meras. Nes čia mero galios, nors meras ir per posėdį bando. Jo. Gerbėmieji, ne meras, taryba viską nusprendžia, tai kartojama pastoviai, jūs ko gero puikiai žinote tą frazę. Liudai, šiuo atveju administracijos direktorius paskutinis, aš papildysiu tiesiog, Andriai, labai svarbu yra. Mano paskutinis klausimas buvo iš dalis, kiek jūs laisvas esate sprendime dėl bendro plano. Jisai pasakė, kad ne, aš tariuosi su vadovybė ir taip toliau. Jis tą patvirtino viešai. Na, bet žinot, viešų pareiškimų svarbiausia yra sprendimai. Sutikite su tuo. Viešai mes galime kalbėti, politikai turi tą savybę, kad jie pamiršta tai, kas jiems nepatogu, bet grįžtant vis dėlto prie etatų didinimo. Tai jūsų nuomonė, ar iš tikrųjų savivaldybėje tų etatų reikia tiek daug, juolab, kad kai kurie konkursai nevyksta ir mes turime tokią praktiką Alytaus mieste ir metus laiko, ir laikinai dirbantys žmonės yra, tai štai. Tai aš dar dėl to etatų iš tiesų norėčiau sugrįžti, kad tie standartai taikomi mero savo aplinkoje, jie skiriasi nuo to, ką jie nori taikyti kitose srityse, kaip antai buvo visai neseniai švietimo sistemoje atleidinėjome darbuotojus, nes, matyt, reikia optimizuotis, bet kai ateina klausimas apie paties aplinką, tai, reikia krūvius padalinti, paskirstyti, palengvinti situaciją, tai šitie standartai, yra, manau, kad dvigubi. Dar vienas aktualus klausimas ir jis aktualus visiems, tai yra ligoninės vadovo konkursas. Gerbėmieji, ar šiandien per savo opozicijos valandą negirdėjau, ar jūs pateikėte tą klausimą ir ar išgirdote atsakymą? Tai nežinau, kuris iš jūsų galėtų į tai atsakyti. Valerijau, prašau. Jo, klausimas iš tikrųjų buvo labai konkrečiai, kaip ir jūs įvardėjot, buvo pateiktas. Ir mero atsakymas, kad neva taryba metams laiko yra patvirtinusi laikinai direktorių. Ir iš jo atsakymo mes supratom, kad artimiausių metų ligoninės direktorius konkursas nevyks, nes jam
tam tikros užduotys yra suformuotos, apie jas mes tiesa nežinom, dar bandysim įsiaiškinti, kokios tos konkrečiai užduotys suformuotos laikinajam direktoriui, bet metus laiko tikėtina, kad nebus ligoninės pastovaus vadovo. Ar tai reiškia, kad tas laikinumas, aš kalbu apie ne tik ligoninę, bet ir kitas įstaigas, tas laikinumas yra patogus norint valdyti? Aš tiesiai šviesiai sakau, kai žmogus laikinai vienoje ar kitoje darbo vietoje, tai tas laikinumas gali bet kada pasibaigti, jeigu neįtiksi miesto vadovams. Kaip jūs galėtumėte? Iš vienos pusės ir patogu valdyti, iš kitos pusės aš labiau akcentuočiau kitą momentą, kad laikinasis vadovas, kaip ten bebūtų, kad ir su pačiais geriausiais gebėjimais, bet jisai žino, kad jisai yra laikinasis ir tuo labiau iš tos pačios įstaigos kolektyvo. Tai pabandžius ar jūs, Liudai, ar aš, sakykime, laikinai eidamas pareigas, vis tiek kitaip elgčiausi. Nesakau, kad blogiau ar geriau, bet kitaip elgčiausi negu pastovus direktorius. Tuo labiau dabar yra du savininkai. Tai savivaldybė ir sveikatos ministerija. Tai aš kaip tik galvoju, kad reikia kuo greičiau pastovaus vadovo, kuris bendrautų ir su vienais, ir su kitais, būtų drąsus. Vadovo kadencija yra nustatyta įstatymais 5 metai, jisai žino, kad ne metams, ne 3 mėnesiams ir ne taryba jį skiria, bet konkurso būdu pastovus nuolatinis direktorius, visai kitokie rezultatai, galų gale. Ir reforma vyksta ir iš esmės irgi labai reikalingas žmogus, kuris iš tikrųjų galėtų tame procese dalyvauti, puikiai jausdamas atsakomybę. Taip, ir atsakomybę, ir pakovoti, ir iš tikrųjų visai kitokia. Taip, gerai Šarūnas sako, visai kita motyvacija, vien dėl to. Man, pavyzdžiui, asmeniškai nesuprantamas sprendimas dabar antrus metus iš eilės pavesti vadovavimą laikinajam vadovui. Man nesuprantama. Šiandien buvo patvirtinti etikos antikorupcijos komisijų pirmininkai. Jūsų nuomonė, kodėl tai truko taip ilgai? Aš net nelabai suprantu, kodėl tą reikėjo daryti. Štai antikorupcijos komisijos pirmininkų patvirtintas Andrius Jučas, jūsų pavaduotoja Teresė Draugelienė. Andriu, tai kodėl tas procesas taip užtruko? Tai įstatymų nustatyta tvarka, aišku, pirmiausia, opozicijai priklauso šitas pareigybės pagal vietos savivaldos įstatymą. Socialdemokratai pasiskelbė daugumą pavaidybų ilgų tik tais vasaros pabaigoje, rugpjūčio, man atrodo, mėnesį. Mes opoziciją suformavome spalio mėnesį. Po ilgų raginimų. Ir kadangi spalio mėnesį suformavome, jiem nebuvo kito kelio, kaip tik tai steigti. Nors, aišku, buvo visokių ten tų kalbų, bet, kai užkliusiuose pagrasinome, kad kreipsimės į vyriausybės atstovą stabdyti mero ir tarybos įgaliojimus, jei nesilaikys įstatymų, tai matyti išgirdo ir frakcija, ne tik meras. Etikos komisijos pirmininku tapo Valerijus Vencius. Istorija ta pati? Lygiai tas pats, jo. Na, bet tai tada pasakykite, mes teisinėje valstybėje gyvename, ar ne? Ar galima interpretuoti teisinėje? Bet matot, kai įstatymai nėra tobuli, yra spragų, tai yra kas tom spragom ir naudojasi. Taip. Kito paaiškinimo, žinot. Čia mes gal dėjom, žinot, žmogus, jeigu nebūtų tinginys, turbūt mes dar dabar urvuose gyventumėm. Tai ir čia turbūt meras neišimtis yra, jisai, norėjo kurį laiką galbūt gražiai pabūti su gera didelė dauguma. Toks žmoniškas noras pas jį buvo, bet turbūt dabar atsisuks viskas prieš, nes turime praėjus, ne 30%, 25% turbūt dabar išskaičiuot procentus kadencijos ir turbūt tik tai atgal pažengiam, nes miesto raida tai yra kaip eskalatorius, jisai šiek tiek juda žemyn ir jei tu nejudi į priekį, turime ką turime. O opozicijos ir net ta pati opozicijos valanda, kuri vyko šiandien, iš tų daugumos net atstovų akių, jie matosi, jie gavo ne ką mažiau atsakymų negu mes. Ir tai iš tikrųjų reiškia buvo atlikta tai, kas turėjo būti atlikta senai ir kad opozicija ir opozicijos pozicijos yra būtinos normaliai miesto raidai ir darbui taryboje. Jūsų nuomonė, ar miestui būtina buvo šiandien 3 vicemerė, beje, jūs irgi balsavote, kaip jau minėjau, mane šiandien nustebino tas balsavimas, 26 balsai už ir etatų didinimą ir už 3 vicemerę, kuria tapo Lina Gaidžiūnaitė, atkeliavusi iš Druskininkų ir dabar dirbs vicemerė. Aš galiu gal pakomentuoti, nes mano buvo pasisakymas ir klausimai buvo ir pagrindinis šioje vietoje. Labai ilgai diskutavome dėl to, tai nebuvo labai paprastas sprendimas ir spontaniškas priimtas posėdžių salėje tiek
konservatorių frakcijos, tiek demokratų frakcijos. Čia buvo ilga diskusija, tai buvo ir vis dėlto mes priėjome išvados, kad jeigu meras taiko tuos standartus dvigubus, tai prisiema ir atsakomybę. Ir mes nenorime būti tie, kurie stabdys miesto raidą, nes kai buvo jinai įgarsinta, nors mes atsakymų vis tiek nebegavome dėl konkrečiai atliktų projektų, tačiau tikime, meras jeigu renkasi su tokiu dideliu, buvo mūsų atskirai, nes mes kaip po pirmą kartą beje buvom pakviesti į pokalbį netgi, tai tikime, kad tas žmogus atėjęs vis dėlto įneš kažką tai į miestą ir mes pasakėme, kad po pusės metų per sekančią opozicijos valandą mes turėsime tam žmogui labai daug klausimų. Na ir... Taip, prašau. Šiek tiek kitų aspektų. Visų pirma, mes realistai. Ir jūs, Liudai, puikiai žinot, kad taryboje yra 19 socialdemokratų frakcija. Kaip mes bebalsuotumėm, vis tiek ta vicemerė greičiausiai būtų patvirtinta. Tai pirma. Antra, jos pristatyta jos autobiografija, jos darbinė patirtis kaip ir leidžia tikėtis, kad mieste iš tikrųjų kažkokie bus teigiami pokyčiai. Mes pozityviai tai žiūrim. Ir bendra žmogiškąja tokia prasme, vėlgi vien tik tai dėl to, kad mes pasiskelbėm ir akcentavom, esam konstruktyvi opozicija. Vien dėl to, kad opozicija balsuot prieš arba kažkaip tai kitaip ten rodyti tą iš ankstinę, nes jinai dar nieko neparodė. Taip. Baltas lapas. Sutinku. Tai mes labai taip, sakykime, korektiškai parodėm, kad taip, mes neprieštaraujam, bet būkit malonūs ir merė, ir naujoji vicemerė, turėsit parodyti rezultatus. Klausimai buvo, kad po pusės metų ar po metų mes jau tikrai griežtai pareikalausim. Ir trečias dalykas, taryba bet kuriuo atveju ir mes kaip opozicija galim po tam tikro laiko, nematydami rezultatų, galim inicijuoti atstatydinimą. Kaip tai pavyko, čia kitas klausimas. Valerijau, čia mes galime būti oportunistai arba optimistai, bet iš esmės tai šioje situacijoje yra tas pats. Kodėl aš tai paklausiau? Nes iš esmės verslo pritraukimo, galbūt tos geros žinios skleidimo apie mūsų miestą, galimybės, jos nėra. Aš dabar peržiūrėjau vien tik tai šį rudenį Klaipėdoje verslo forumo, Šiauliuose, Panevėžyje, Kaune, Vilniuje, visur vyksta dialogas. Bendravimas, galimybė kviestis, bendrauti. Alytuje kažkada irgi buvo atsiradusi tradicija verslo forumus steigti, dėja dabar jos nebeliko. Daugelis sako, kam čia reikia, tų plepalų reikia realius darbus daryti, bet realių darbų gal jūs matote, aš kartais nelabai. Dar vienas aktualus klausimas šiandieną. Kultūra, švietimas, ypatingai švietimas. Kaip šiandien, ar pavyko jums išgirsti kažkokiu atsakymu savo opozicijos pirmoje valandoje? Tai, sakykime, konkrečiai aš uždaviau klausimą, kaip toliau vystysis arba kaip savivaldybė spręs problemą darželiuose. Mes praeitą tarybos, ne mes, bet dauguma praeitą tarybos posėdį sumažino ir darželiuose administratorių etatų skaičių ir maisto ir higienos priežiūros specialistų skaičių ir mes girdim ir žinom, kad dauguma tų specialistų sako, kad mes nedirbsim už ketvirtį etato, nors jiems reikės daryti viską praktiškai tą patį, kas iki šiol buvo. Taip paklausus vicemerės, kuri kuruoja konkrečiai švietimą, kaip bus sprendžiama, tai atsakymo mes nesulaukiam. Bet mes girdim vėlgi, kad savivaldybė kaip ir neva nusileidžia, ar sutiktų gal padidinti 0,25 etato būtent maisto ir higienos specialistų etato dydį. Tai irgi įdomus toks dalykas, žaidimas, etatus įstaigose tvirtina taryba. Tai jūs tada, jei matot, kad buvo padaryta klaida, tai tiesiai šviesiai tada parenkite administracijai, paveskite administracijai parengti sprendimo projektą ir tikrai visi patvirtins, bet vėlgi bandoma gudrauti, bandoma kažką daryti. Bet kitų aspektų norėčiau, kad mes išgirdome, kas atsitiko Santaros klinikose, kas ištiko, kokie įvykiai ten Šiauliuose, buvo dar kitur. Daug įtampos, psichologinės įtampos dabar ir švietimo įstaigose. Darželį jau pagrindą turi dėl ko nerimauti, mokyklų mes girdim, tarybos nariai girdim, kad ateitis irgi nekokia, irgi mažinimai, irgi
greičiausiai net ir tie patys nepamatuoti ir neaptarti su bendruomenėm sprendimai, tai mus labai neramina ir tą akcentavom šiandien per opozicijos valandą. Galėčiau praplėsti šiek tiek, nes aš šiandien porą klausimų uždaviau, jie nebuvo labai patogus, bet jie, man atrodo, buvo labai svarbus. Tai vienas dalykas dėl naujo švietimo skyriaus vedėjos, kuri, aš manau, kad atsinešė tam tikrą bagažą, arba, sakykime, netgi bėgo turbūt nuo problemų ir buvo paaukštinta. Tai aš kalbėjau, kad ir mobbingo, ir psichologinio spaudimo, nes buvo ir mokytojų išėjusių, buvo ir abiturientų, kurie išdrįso kalbėti, o aš kaip ir minėjau, išdrįsta kalbėti turbūt tik drąsiausi, nes kai Asbergo viršūnėje, tai tik drąsiausi pradeda kalbėti, bet matyt problemų yra. Yra narkotinių medžiagų vartojimas, kai vaikas buvo išvežtas iš mokyklos, ir galiausiai vyšnia ant torto, aišku, turbūt už tvirkinimą nuteistas mokytojas, arba kaip lietuviškai, arba visi žino už pedofiliją. Tai matyt, galima buvo paieškoti turbūt ir kitų vadovų, nes patys yra socialdemokratai, kai nurašinėjo, taip liaudiškai tariant, Vytuolį Valūną kaip išėjus iš galiojimo, tai patys turbūt nepasistengė turbūt paieškoti ar kituose miestuose, ar matyt kitais sumetimais buvo rasta ši vadovė. Kitas klausimas buvo užduotas, kurį aš uždaviau Jurgitai Šukevičienei, klausiau, ar tikrai jinai žino, kokių mokytojų trūksta, kiek mokytojų ruošiasi išeiti į užtarnautą poilsį ir kad jų didelį krūvį yra, ir kad Švietimo ir mokslo ministerija yra pradėjusi tokią programą, kuri, iš tiesų, paskutinių kursų studentam, kurie renkasi savivaldybės, kuriuose atidirbs, jie moka stipendijas. Tai klausiu, kiek tokių sutarčių yra sudaryta mūsų miesto savivaldybėje su būsimais mokytojais? Kiek? Apskritas nulis. Kultūra. Aš kultūrą gal tada, nes kolega noriu pagarsinti, aišku, tai uždavė klausimą Jurgis Valiūnas, mūsų opozicijos irgi kolega. Ir čiagi, žinot, yra toksai posakis, blogam šokėjui vieni reikalai maišo. Tai yra, jeigu netinka skaičiai ir mes einam per metai iš metų gale kultūros reitingo gale kaip miestas, tada vietoj to, kad daryti sprendimus arba nebėgioti galbūt iš susirinkimų, vicemerė, jinai važiuoja į ministeriją ir pasakoja, kaip yra blogi tie daiktai, kurie maišo šokti, nes skaičiai, kaip žinia, jie niekada nemeluoja. Ir kodėl skaičiai yra blogi? Todėl, kad Alytui jie netinka. Tai čia ne Alytui skaičiai netinka, čia Alytus skaičiam netinka. Ir čia yra kitas šiek tiek klausimas, dėja į tai nebuvo atsakyta. Ir dar aš noriu pagarsinti kitus skaičius, kurie labai daug ir mačiau viešoje erdvėje išė. Tai yra tiesiog projektų kiekis. Ir ten irgi skaičiai nemeluoja. Čia ministerija net ne prie ko yra. Tai dabar neturiu jų po ranka, bet kiek pamenu, tai yra 4 kartus mažiau nuo to. Tai yra projektų. Tai gali būti kokie nori prioritetai ir skaičiai iškelti ministerijoje, tačiau visa eilė rodo, kad visas sektorius griūna tiesioginė šio žodžio prasme. Ir į tai, aš supratau, viskas čia yra gerai. Tiesiog važiuojama dėrėtis į ministeriją dėl skaičių, dėl to, kad suknelė ten, nežinau, kas ten ne taip, kad tiktų ties, kad pakeltų tą reitingą. Tai čia man apskritai primena tokią šiek tiek, nežinau, Šiaurės Koreją, galbūt, kai ten 5 šukuosenos bus, 3 paltai ir ten dar kažkas, ir tada, bus tiesiog patogu gal taip. Tai baigiant mūsų pokalbį, opozicijos valanda, jūsų nuomonė, ji pasiteisino. Aš suprantu, kad tai buvo pirmasis blynas pagal naują įstatymą. Iš ties, jūs galėsite naudotis tą opozicijos valandos. Jūs pateikite daug informacijos apie savo klausimus, bet kiek jūs išgirdote konkrečių tiesių atsakymų į savo klausimus ir savo keliamas problemas? Jau galima būtų įvertinti, aš suprantu, kad mes galim kiekvieną klausimą vėl nagrinėti iš naujo, bet tebūnie, įmame tą įprastą dabar 10-balę sistemą, tai savo klausimų nevertinkite, bet įvertinkite atsakymus. Jeigu bendrai, tai, sakykime, mano užduotus keletą klausimų, nors sąraše jų buvo 26, bet meras dėja neleido pratęsti opozicijos valandos, tai aš geriausią balą, kurį galėčiau skirti, tai 5. Nes tikrai negavau konkrečių atsakymų, į kuriuos aš ir pats, būdamas jų pusėje, galėčiau pasakyti bent jau perspektyvą. Man irgi keletą klausimų, kai uždaviau, meras vis tik tais, aš klausiu ir komiteto pirmininkė švietimo, ir švietimo kuruojančios vicemerės, tai nežinau, kodėl jis neleisdavo jom kartais pasisakyti, pats bandydavo užbėgti, tai vien dėl to tikrai pamažinsiu tą balą, nes klausimus mes visi opozicijoje tikrai, nuoširdžiai pasakyti, labai ruošiamės. Manau, kad ruošiasi ir jie, nes veiduose matėsi tą įtampą. Tai
Aišku, meras pats labai mėgsta laidyti replikas, kad, na, jūs čia klauskite klausimą, neišvedžiokite, bet, na, savo kartais dažniausiai to netaiko. Tai vien dėl to turbūt palaikyčiau Valerijų su 5-6 maždaug. Šarūnai? Aš manyčiau, kad be abejo, tai yra politinė retorika. Čia mes galim reikalauti, mes sakyti, mes daug klausėme, mums mažai atsakėm. Vėlgi, aš tiesiog gal ir į save šiek tiek pasižiūrėsiu, nes tai būtų teisinga. Be abejo, mes galbūt kai kuriais atvejais daugiau galėjome paspausti, tačiau išlaikydami elementarią kultūrą pasilikome atsakymus tolimesniam nagrinėjimui ir tiesiog komunikavimui per spaudą, nes pasakyta buvo tikrai nemažai ir tarp eilučių. Aš manyčiau, kad direktorius, tarkim, atsakymai, nors jie buvo, kaip Andrius sako, na, iš tikrųjų tokio prispausto galbūt žmogaus tonų, bet jis vienaip ar kitaip atsakė į kai kuriuos klausimus ir tuos atsakymus mes nagrinėsime be abejo toliau. Ir šiandien aš pasakiau, kad mes laukiame prokuratūros rašto ir taip toliau. Bet vertinčiau kokiem 5 atsakymą ir dar noriu pasakyti, ko nepaminėjau prie bendro plano, nes reikia tai miestelėnam išgirsti ir įgarsinti, tai yra būtina. Direktorius labai dažnai kalbėjo, kad aukštingumas ten iki berods 18 metų buvo ten daugiabučius galima statyti ir čia buvo turbūt ir jūsų eteryje buvo kalbamas radio, kad bene ten ar reikia čia tęsti, jei kažkas šaša. Tai aš noriu vieną kartą visiems laikam ir pasakyti, kad Senamiesčio teritorijoje daugiabučių nebuvo galima statyti niekada. Ką tai reiškia? Tai reiškia 5 aukščius pagal kvalifikaciją tokie pastatai gali būti ir tas buvo todėl, kad yra 2 šašai pas mus, tačiau tuose 5 aukščiuose, jeigu tai būtų naujas 5 aukštis, galėjo viso labo būti tik 2 butai. Tai yra 2 butų, daugiabučių nebuvo niekada ir čia šitoje vietoje reikia padėti tašką. Ja, aš dar norėčiau papildyti apie prasmę tos vadinamos opozicijos valandos ar mažumos valandos. Tai jinai yra dvejopa. Pirmiausia, tai mes tarybos nariai ne visada turim galimybę paklausti ir gauti atsakymus, ypač viešai, bet vis dėlto didesnę prasmę aš suteikčiau tam, kad visuomenė, nes mes iš esmės kalbam visuomenės, sakykime, klausimus, tik mūsų lūpos tą daro. Tai visuomeniai rūpi alytiškiams, kokios ten yra problemos, kaip jos bus įspręstos ir į tuos pačius klausimus. Kaip ir paprastas tikrai mano klausimas buvo, kada pagaliau 2 viešieji tualetai veiks ir žiemos metu, nors buvo tikrai žadėta. Kada pagaliau viešai mero ir kitų nekartą žadėtas kelias šaligatvis link Dainų slėnio, kur dabar koncentruojasi visos vasaros šventės ar kiti renginiai, kada bus sutvarkyta, nes tai buvo žadėta jau daug kartų. Arba kaip spręsime švietimo, kultūros problemas. Tai aš labiau akcentuočiau, kad visuomenė turi galimybę išgirsti atsakymus arba jų neišgirsti į konkrečius klausimus, kur rūpi pačiai visuomenė ir daryti išvadas. Daryti išvadas, kuo galima pasitikėti, kaip dirba valdžia, kaip dirba taryba, kas vis dėlto inicijuoja arba, sakykime, nuo ko priklauso vienokie ar kitokie sprendimai. Nes dabar visuomenė dar būkim atviri, bet kitą kartą neskiria tam papildomai daugiau laiko arba neskiria dėmesio ir net kai kurių procesų nesupranta. O juos reikia suprasti. Bet tai turėtų suprasti politikai, kurie šiandien viešėjo mūsų studijoje. Opozicijos lyderis konservatorius Šarūnas Klėgeris, konservatorius Andrius Jučius, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos Valerijus Vencius. Ačiū Jums, kad suradote laiko, pasidalinote tais įspūdžiais. Na ir kągi, sveikinu, kad pirmoji opozicijos valanda įvyko, bet tikiuosi, kad iš tikrųjų kitą kartą jūs išgirsite ir daugiau konkretesnių atsakymų. Atvirai sakant, visuomenės įsitraukimas į miesto savivaldą, kuo toliau, to yra nepatogus. Ir aš matau, kad iš esmės Alytuje ir ne veltui šiuo metu tyrimai rodo, jog pilietiškumo indekse, dėja mes ne tik kultūroje, bet ir pilietiškumo indekse esame vieni iš paskutinių Lietuvoje. Ką tai reiškia? Na, čia jau darykite išvadas patys. Ačiū Jums šiandien už dalyvavimą mūsų laidoje. Dėkui. Ačiū.